Atjauta sau. Dažnai atjautą sau mes painiojam su užuojauta arba su tiesiog empatija. Tai atjauta sau labiau yra apie tai, kad aš ne tik jaučiu tai, ką jaučiu, tai, kad man dabar yra sunku, bet ir įsipareigoju. Įsipareigoju padaryti kažką, kad būtų geriau. Tai gali būti ir atjauta sau, ir kitam žmogui, ir jinai reiškiasi tuo būdu. Užuojauta yra apie tai, kad man gaila, kad tu taip jautiesi, man gaila, kad tau taip nutiko, aš liūdžiu. O atjauta, kad esu su tavim, jaučiu, ką tu jauti ir įsipareigoju tiek, kiek galiu padėti tau pasijusti geriau. Tai noriu pakviesti šiandien užduoti savo klausimą, ko iš atjaučiančios pusės aš sau palinkėčiau šiai dienai.